Kūčios. Atrodytų viskas aišku, tiesiog vakarienė prieš Kalėdas, susirenka šeima, bet žinot, kai pradedi gilintis į šaltinius, atsiveria visai kitas pasaulis. Pasirodo, tai ne šiaip vakarienė, tai viena seniausių ir, sakyčiau, viena mistiškiausių mūsų tradicijų. Na, tai ir panerkim giliau, pažiūrėkim, kas ten per stebuklai vyksta. Ir štai čia, man atrodo, yra pats raktas. Šaltiniuose kūčios vadinamos slenkščio naktimi. Ir pagalvokim, tai juk ne šiaip gražus pasakymas, ne metafora. Tai tiesioginis paaiškinimas, kas vyksta. Tai laikas, kai mes stovime ant ribos, tarp to, kas jau praėjo ir to, kas dar tik ateina. Būtent šis klausimas mus ir ves per visą šį pasakojimą. Kokia paslaptis slypi už tų 12 patiekalų ir šieno po staltiese? Ką iš tikrųjų reiškia tas slenkstis, kurį mes peržengėme būtent kūčių naktį, bandom išsiaiškinti. Gerai, tai pirmiausia ir svarbiausia. Kūčias reikia suprasti kaip naktį tarp pasaulių. Tai toks laikas, kai ribos, kurias mes kasdien matom, kurias jaučiam, jos tiesiog ima ir ištirpsta. Pasakojama, kad būtent šią naktį laikas ima tekėti kitaip, lėčiau, o pats žmogus tampa daug jautresnis. Jautresnis tai nematomai tikroviai. Tai momentas, kai atsiveria, dvasiniai vartai, per kurios galima patirti tai, kas kasdienybėje yra tiesiog paslėpta. Ir čia viskas tampa dar įdomiau. Kalba eina apie nematomus svečius. Taip, tikima, kad į namus sugrįžta protėvių velės. Štai kodėl visa vakarienė turi vykti visiškoje tyloje susikaupus. Pagalvokit, juk bet koks barnės ar garsesnis žodis, sakoma, galėtų įžeisti ne tik čia sėdinčius, bet ir tuos svečius iš anapus, kurie atėjo pabūti kartu. Gerai, kad suprastume visą kūčių dvasią, tiesiog privaloma atsigręžti į ištakas, o jos siekia kur kas giliau nei krikščioniškieji laikai. Štai ši laiko juosta viską puikiai parodo. Iš pat pradžių tai buvo žiemos saulė grįžo šventė, metas pagerbti protėvius, gamtos ciklą. Atėjus krikščionybei, ji žinoma tapo Kristaus gimimo laukimu. Bet senieji simboliai niekur nedingo, jie tiesiog susiliejo su naujais. Taigi čia ir yra visas esminis dalykas. Viena tradicija nepakeitė kitos, jos susipinė į vieną. Saulėgrįža – tas tamsiausias momentas, po kurio vėl gims šviesa, argi netobula simboliko Kristaus kaip dvasinės šviesos gimimo istorijai. Įsivaizduokit, net pats pavadinimas kūčios ateina iš tų senų pagoniškių laikų. Kūčia iš tiesų buvo ritualinis patiekalas ir kiekvienas jo kąsnelis turėjo savo reikšmę. Grūdai – tai derlius, medus – tai gyvybė, saldumas, o agonos – jos buvo raktas į ryšį su protėvių pasauliu. Gerai, dabar keliaukime prie paties vakaro centro. Stalo. Ir tai tikrai ne šiaip vieta, kur susėdama pavalgyti. Kūčių stalas virsta visa simbolių ir prasmių visata. 12 patiekalų. Visi žinom šį skaičių. Jis sieja ir su 12 mėnesių, ir su 12 apaštalių. Bet kodėl patiekalai bemėsiai? Ogi todėl, kad tai ramybės laikas. Pasninkas skirtas tam, kad apsivalytume ir pasiruoštume tam didžiajam laukiamui. Šienas po staltiese. Čia slypi dviguba prasme. Iš vienos pusės taip, tai aliuzija į prakartėlę Betliejemėje. Bet iš kitos, tai yra daug senesnis pagoniškas simbolis, kuris reiškia ryšį su žeme, su derliumi. Jis tarsi primena, kad didžiausias stebuklas visada gimsta iš paprastumo. Dabar trumpai apie patiekalų energetiką. Štai grūdai ant stalo, tai juk ne tik maistas. Jie yra amžinojo ciklo simbolis – mirtis ir atgimimas. Kaip ta sėkla, kuri miršta žemėje tam, kad pavasarį duotų naują gyvybę. O agonos, jos visada turėjo tokią mistinę aurą. Dėl savo savybių jos buvo siejamos su miegu, su sapnais, su perėjimu į kitas būsenas, gal net į kitus pasaulius. Ant kūčių stolo jos tarsi primena, vartai tarp realybių šiąnakt yra atviri. Na ir galiausiai medus. Jis reiškia dievišką saldumą, harmoniją ir gėrį. Tai lyg palinkėjimas, kad ir ateinantis metai būtų pilni vidinės ramybės, darnos. Na ir dabar, ko gero pati jautriausia tradicijos dalis – ta tuščia lėkštė ant stalo. Daug kas galvoja, kad jis skirta kokiam pakeleiviui, bet ne. Iš tiesų jis skirta tam svečiui, kuris jau yra čia, protėvio dvasiai. Tai toks gražus ženklas, kad jie nepamiršti,
kad jie laukiami ir kad jie sėdi kartu su mumis. Lygiai taip pat kaip ir visi kiti šeimos nariai. Per kūčias atgyja ne tik ryšys su praeitimi. Ta nakt pasirodo prabyla ir visa kūrinyje. Čia turbūt vienas žinomiausias kūčių nakties mitų, kad gyvūnai prabyla žmogaus balsu. Įdomu, kodėl būtent šią naktį? Kasgi jiems suteikė tokią galią? Šaltiniuose randame tokį paaiškinimą. Kūčių naktis – tai pati paskutinė akimirka prieš naujos šviesos gimimą, prieš saulėgrįžą, ir tą momentą laikas tarsi sustoja, o visa kūrinyje – žmonės, gyvūnai, gamta – trumpam grįžta į tokią pirmapradžią vienybę, kai visi suprato vieni kitus be žodžių. Ir tai galioja ne tik gyvūnams. Tikima, kad šią naktį ir kiti elementai įgauna ypatingų savybių. Vanduo šulinyje gali virsti vynu, ugnis židinyje pranašauti ateitį, o gyvūnai taip, jie tampa išmintingi ir gali atskleisti didžiausias paslaptis. Taigi, kai sudedame visus šios simbolius ir tikėjimus vieną vietą, darosi aišku, kad kūčios tai ne tiek veiksmų seka, kiek vidinė būsena. Štai čia yra svarbiausias dalykas. Kūčios neprasideda tada, kai atsisėdame prie stalo. Jos prasideda su vidiniu nusiteikimu, su ramybe, su laukimu. Tai tiesiog vidinis pasiruošimas pasitikti šviesą, ateinančią po pačios tamsiausios metų nakties. Būtent šios vertybės ir yra tikroji kūčių esmė – tyla, kuri leidžia išgirsti ne tik kitus, bet ir save. Artumas su šeima, tiek su gyvaisiais, tiek su išėjusiais. Dėkingumas už tai, kas buvo. Ir ramus, viltingas šviesos laukimas. Kūčios tampa tiltu, jungiančiu praeitį ir ateitį. Ir kai pagaunama ta laukimo, ta ramybės būsena, viskas tiesiog stoja į savo vietas. Paprastas stalas taiga tampa altoriumu, o šeimos ratas kažkuo daugiau. Šventa mandala, kuri sujungia dangų ir žemę. Tikrai, tradicija, kuri priverčia sustoti ir pagalvoti, ar ne?